sukilėlių. Rusų kariai buvo palaidoti ant kalvos prie 17 amžiaus pradžioje pastatytos koplyčios. Sukilėliai buvo palaidoti kalno papėdėje. Jų kapų vietą žymėjo 1931 metais pastatytas mūrinis koplytstulpis, kuris buvo nugriautas 1950 metais. Sukilėliai sąmoningai rinkosi kovą ir suvokė savo apsisprendimo riziką. 1831 metų sukilimo kapavietė, kada, Antanas Gelgaudas prie Panerių, didesnė, labai daug jo karių žūsta ir taip pat žūsta ir rusų karių. Tuomet didžiulėse kautynėse, kurios vyko 6 valandas, tai rusų kariai palaidoti buvo viršuje, o apačioje palaidoti buvo šitie sukilėliai, 1831 metų sukilimo dalyviai. Aišku, rusų laikais ten buvo pastatyta koplytėlė rusų kariams atminti, tačiau dabar yra gražiai įforminta ir ta vieta, kur palaidoto sukilimo dalyviai. Šiaip jau yra atskirus vietos, kur laidojo, sakysim, 63 metų sukilimo dalyvius, sakysime, sukilėlių nebuvo galima viešai laidoti, viskas būdavo laidojama neoficialiai, o paskui, kada palaidodavo kapinėse, paprastai šito labai, neafišuodavo, kad jis sukilimo dalyvis, tai buvo praktiškai carinės valdžios metais slepiama. Bet, sakysime, jie įsteigdavo savo kokiose nors kapinėse, Liepkalnyje ar panašiai, kur sulaidodavo, sakysim, tos rusų kareivius, kurie žuvę kovose su sukilėliais. 1948 metais karių kapinės Vilniuje Vingio parke buvo sulygintos su žeme, paminklai nugriauti. Buvusių kapinių teritorijoje buvo įrengtos vaikų žaidimo aikštelės, atrakcionai, tualetai. Apie šias kapines buvo galima laisvai kalbėti tik prasidėjus atgimimui. Iki tol tai buvo svetimas ir pamirštas paveldas. Kada čia buvo šventinamas tos ir vienos ir kitos Pirmojo pasaulinio karo kapinės yra sutvarkytos vokiečių ir lietuvių lėšomis, faktiškai vokiečių karių kapų draugijos prisidėjo ir jų iniciatyva tos kapinės yra sutvarkytos, sakysim, labai gražiai sutvarkyta kapinės, kurios yra prie Vingio parko. Ir kai buvo jų atidarimas 2003 metais, tai ten vokiečių karių kapų globos draugijos prezidentas Hans Otto Weber pasakė labai tokius įspūdingus žodžius, būtent kai atidarė 2003 metais šitą objektą prie Vingio parko. Jis sakė, kad jie norėjo gyventi, nė vienas iš jų nenorėjo tapti auka. Vienų niekas neklausė, ar jie nori būti kareiviais, kiti negalėjo pasipriešinti ir buvo priversti dirbti karo mašinai. Čia aš kalbu apie karą, žinoma, ne apie sukilimą. Sukilimas yra laisvė, karas yra karas. Ir, pavyzdžiui, kai čia žmonės atvyksta į Antakalnio kapines ir padeda gėles prie savo artimųjų kapų, kur nors iš Jaroslavlio, įvairių Rusijos vietų, mes galime atiduoti tik pagarbą, tikintis, kad lygiai taip pat, kas nors jie padės gėles, kur nors Jaroslavlyje, kur nors Sibire, kur nors Tomske, kur nors kitur, ant mūsų žuvusių lietuvių karių kapų, nes niekas neklausė, ėmė kariuomenė ir viskas jie turėjo kariauti, tai yra karo mašina. Paskatintos visuomeninių iniciatyvų, valstybinės institucijos pradėjo bendradarbiauti su tarptautinėmis karių kapų globos organizacijomis. Kaip pavyzdys tapo kitų šalių patirtis, tvarkant savo šalies piliečių amžinasias poilsio vietas ne savo žemėje. Visgi atiduodami paskutinę pagarbą kritusiems Lietuvos žemėje neturėtume prasilenkti su istorinė tiesa. Rusija irgi atsiliepdama į savo kritusius tėvynės karius skiria pinigų. Ir skiria pinigų, mes žinom, kad mes turim savo miesteliuose labai daug Rusijos kariam ir monumentų, ir palaidojimų, ir kapinių ištisos, reiškia, gretos. Rusija duoda daug pinigų savivaldybėm. Savivaldybėm, aišku, jos labai noriai paima pinigus, nes jiems dar matyt lieka ir sutvarko blizgančiai tos rusų kapus, nors mes reikalaujam, kad būtų pakeisti ir užrašai, ta prasme, turinio prasme, kad tai yra Antro pasaulinio karo žuvusieji, bet ne iškovoja laisvę Lietuvai ir taip toliau maždaug tokia. Bet yra apmaudu, kad jeigu savivaldybė supranta, kad už pinigus gali sutvarkyti Rusijos kapus, tai šalia mūsų Lietuvos partizanų kryželiai pasvirę, aplūžę, įdubę. Ir
čia jau pasidaro liūdna. Ir Valstybinė kultūros paveldo komisija kaip tik pereitais metais svarstė Lietuvos kapinių apsaugos reikalus. Ir išnagrinėjusi paskelbė sprendimą, kuris buvo paskelbtas Valstybės žiniose. Ir pagrindinis kreipimasis sprendime yra į savivaldybės. Savivaldybės turi vieną kartą atsigręžti į tą kultūros paveldą, kuris iš tikrųjų yra valstybės atspindys. Karių kapinėse apie palaidotų žmonių tikybą, iš dalies ir tautybę galima spręsti iš pastatytų antkapinių paminklų įrašų ant jų. Tie kitoniški paminklai nekartą buvo tapę kapinių vandalų taikiniu. Svetimam paveldui buvo ilgą laiką priskiriamos ne tik svetimtaučių karių, bet ir skirtingų religinių konfesijų kapinės, kurios labiausiai nukentėjo sovietmečiu, kai nebeliko jas globojančių bendruomenių. Aš pati iš savo vaikystės galbūt atsimenu kapines, į kurias eidavom visai kitais tikslais, žinojom tik tai, kad čia yra žydų kapinės. O aš labai nustebau, kada grįžau į savo gimtas vietas ir pamačiau, kad ten tikrai nuostabiai sutvarkytos žydų kapinės. Ir norėčiau, kad tai būtų visoje Lietuvoje. Ir daugelį miestų, miestelių taip yra jau padaryta. Ne viską mes galime atstatyti, atkurti, nes iš tikrųjų daug antkapinių žydų paminklų buvo ištampyta ir išvežta panaudota kitiems tikslams. Bet šiuo metu aš manyčiau, kad yra iš žydų bendruomenės iniciatyva suinventorizuoti tai, kas yra likę. Ir labai įdomi yra viešos įstaigos Maceva veikla. Jie inventorizuoja šitas kapines, suprasdami, kad lietuviams tai padaryti yra praktiškai neįmanoma. Dėl to, kad lietuviai negali perskaityti ten esančių įrašų. Ir jie tik tai kreipiasi į Lietuvoje gyvenančius asmenys, prašydami nueiti į savo miestelio kapines, tikimasi atkurtas. Ir jeigu ten yra išlikusių antkapinių paminklų su įrašais, nufotografuoti, ir jiems elektroniniu būdu persiuntus, jie organizuoja tų įrašų vertimus. Nukentėjo ne tik žydų kapinės, praradimus išgyvena totoriai, karaimai, evangelikai, liuteronai. Po 1944 metų įvyko didžiulis lūžis Mažosios Lietuvos regiono gyvenime. Pasikeitė tradicinių krikščioniškų vertybių sistema, moralės ir kitos visuomenės nuostatos. Masinis senųjų kapinių naikinimas buvo itin ryškus. Antkapiniai, metaliniai paminklai ir kryžiai buvo laužomi, daužomi, naikinami epitafiniai įrašai. Krašte likusios kapinės buvo svetimos atsikėlėliams, o juose palaidoti žmonės svetimi kito tikėjimo, dažnai įvardyjami kaip vokiečiai. Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto mokslininkai, tiriantys Mažosios Lietuvos konfesinį paveldą, ėmėsi išsamių krašto senųjų kapinaičių tyrimų. Vien tik tai 2012 metų ekspedicijoje aprašė 19 kapinių, užfiksavo daugiau nei 1000 antkapinių paminklų. Ir tai tik darbų pradžia. Įdomu ir tai, kad pirmą kartą buvo tyrinėjama kapinių augmenija, įvertinti kapinių įrangos inžinieriniai ir technologiniai sprendimai. Mokslininkams talkina ir pačios bendruomenės. Problema yra didelė liuteronų bendruomeniai dėl to, kad yra labai mažai išlikusių žmonių, jie yra emigravę. Ir čia esanti bendruomenės dalis taip pat jau yra garbaus amžiaus, o pavojus jų kapinėms visą laiką buvo didelis, jos buvo sunaikintos ir tie antkapiniai paminklai, dalis jų yra metaliniai kryžiai. Liuteronų bendruomenės tokia buvo tradicija, daug metalo, turbūt tai susiję su tuo, kad jie labai racionalūs žmonės, mažiausiai priežiūros reikalaujantis antkapinis paminklas. Ir jie yra vagiami dabar. Ir sunku yra surasti galus ir kreiptis į policiją, kreipiantis į policiją dėl vagysčių. Policininkai visada klausia, o kaip atrodė tas paminklas.
Ir kol nėra inventorizuota, tol yra labai sunku sužinoti. Todėl liuteronų bendruomenė yra inicijavusi skaitmeninės duomenų bazės sukūrimą ir dabar organizuoja tokius apmokymus, kaip gali paveldosaugininkai, muziejininkai, moksleiviai prisidėti inventorizuojant kapines. Jie, žodžiu, surenka tą medžiagą ir paskui patys įkelia į tą duomenų bazę. Šiuo metu visos Lietuvoje esančios kapinės yra globojamos valstybės, jų priežiūra rūpinasi savivaldybės ir vietinės bendruomenės. Riba tarp savo ir svetimo paveldo jau beveik išnykusi. Visa tai bendra istorija, bendra patirtis.